Sveikinamės iš Super namai parodos Klaipėdoje, kur kalbame su įvairiais specialistais statybų dizaino, būsto įrengimo srityse. Šio pokalbio tema labai aktuali - tvari energija namuose. Kas gali būti šiomis dienomis aktualiau nei tvari ir nepriklausoma energija? Nemažų investicijų reikalaujančios saulės elektrinės kelia daug diskusijų. Ar atsiperka, ar verta, ar efektyvu ir kaip visą tai įsirengti. Plačiau apie tai papasakos verslo įmonės Klaipėdos regiono vadovas Tomas Kasperaitis. Sveiki, Tomai. Labas rytas. Ačiū labai, kad prisijungėt prie Arbuk erdvės pokalbių Super namai parodoje. Tai iškart norėčiau ir paklausti, kad vis daugiau žmonių nori ne tik generuoti energiją, bet ir ją kaupti. Kaip veikia energijos kaupikliai, kiek energijos jie gali surinkti ir kuriam laikui ją kaupia? Taip, ačiū už klausimą. Iš tikrųjų, pastaruoju metu labai aktualus klausimas, ypatingai pastaraisiais metais, kai ESO vis daugiau, didesniai Lietuvos daly neduoda, sakykime, paprastai tariant, neduoda tam vartotojui atidavimo į tinklą, tai yra, norint įsirengti saulės elektrinę, tu turi gauti gaminančių vartotojų sąlygas, tai yra, kiek tau leidžia momentiškai atiduoti į tinklą to pagamintos elektros pertekliaus nepanaudoto. Ir didžioji dabar dalis tiesiog negauna to atidavimo, tai reiškia, kad ta energija, kuri susikaupia name, turi kažkur padėti, kad jinai, kitaip neišgaruotų, sakykime. Tam ir yra kaupikliai. Tai pastaruoju metu jie populiarėja. Populiariausia talpa tai yra 15 kWh, kadangi kol kas tiek valstybė finansuoja, tai tiek yra ir populiariausia. Iš principo tiek ir užtenka tam įprastiniam namų ūkiui, kad užtektų nakčiai ar dienai, kai dingsta elektra. Tai čia kiekvienas gali pasiskaičiuoti, kiek jis elektros išnaudoja, bet iš principo 15 tai yra tas kiekis, kuris gali, kaip sakau, didžiąją laiko dalį, galbūt 8-7 mėnesius aprūpinti namą, kad tam vidiniam tam tinkle kaupiklyje kauptis, tai yra dieną sukaupia, naktį elektrinis įjungia ir viską maitina kaupiklis, namą kaupiklis. Ryte saulė pakilo, elektrinis įjungia ir vėl jį kaupia. Tai iš principo tam jisai yra pagrindinė jo funkcija. Aišku, jeigu dingsta elektra, vėlgi namą aprūpina kaupiklis, jums elektra nedingsta, tame ir yra patogumas. Tai kitaip sakant, kaupiklis kaupia tą energiją, kurios mums neleidžia atiduoti. Aišku, kaupiklis statosi ir tie, kurie turi tą vadinamą pilną atidavimą, tai tie, kurie galbūt pasižiūri kaimynus, fainai nori aš būti madingas, arba kiti tiesiog sako, aš noriu būti daugiau prie tvarumo, noriu prisidėti, irgi to noriu. Tai kiekvienu atveju reikia žiūrėti, labai skirtingos situacijos, reikia konkrečiai žiūrėti, kokį sprendimą pritaikyti tam, namų ūkiui. Taip. Kiekvienam individualiai. Taip, teisingai. O iš tiesų, norint pasirinkti saulės energiją, gali būti painu. Yra įvairių tipų, įvairių modulių. Tai kokius tos modulius rinktis? Kuo pasižymi skirtingos saulės elektrinės? Pačios saulės elektrinės iš tikrųjų taip būna skirtingos. Galbūt skirtumai didžiausi yra tame, kad jeigu statoma be kaupiklių, tai yra su tinkliniu inverteriu, kuris neturi galimybės kaupiklių pajungimo, tai dažniausiai statosi tokios elektrinės, žmonės, kurie nori, kad būtų, tai mažiau kainuotų bendrai paėmus ir kuriem nereikia kaupiklių statyti, nes turi pilną atidavimą į tinklą, gaminančių vartotojų sąlygas gavo pilnai, dažniausiai 10 kW. Tai jiem to, nereikia. Kiti renkasi hibridinę sistemą, iš principo, jeigu tu negauni tų sąlygų, tu jau privalai tą daryti. Gamintojų tiek pačių inverterių. Inverteris tai yra, kaip sakau, paprastai tariant, ta dėžutė, kuri kabo ant sienos, kuri tą energiją, kurią gamina saulės elektrinė, tai nėra ta elektra, kurią mes naudojam. Jis tą energiją paverčia tą elektrą, kurią mes naudojam namuose. Kaip sakant, toks inverteris vertėjas. Tai jų yra įvairiausių gamintojų, taip pat ir modulių yra įvairiausių gamintojų. Mes stengiamės atvykti į vietą, stengiamės nesiuntinėti, kaip sakau, tų orinių pasiūlymų ar telefonu pardavinėti. Geriausiai yra iš tikrųjų atvykti į vietą ir konkrečiai įvertinti jūsų situaciją, kiekvieno žmogaus, kiekvieno to, kuris kreipiasi situaciją ir parinkti tą sprendimą, kuris jam labiausiai tinka. Pastaruoju metu ypatingai tapo populiarūs mūsų siūlomi moduliai Vesla Pro, kurie pasižymi
didesniu efektyvumu nei dauguma rinkoje esančių modulių, bei pasižymė, jie yra tvirtesni, atlaiko didesnės apkrovas tiek vėjo, tiek sniegų, kas yra mūsųse labai aktualu, ypatingai jeigu stogas yra šiek tiek plokštesnis ir mažesnis nuožulnumas, sniego kaupiasi daugiau, didelės apkrovos. Tai ypatingai žmonės domina, kad būtų didesnis saugumas, kad nelūžtų, nenupūstų. Aišku, viskas priklauso ir nuo to, kaip yra sumontuojama, bet pati konstrukcija tvirtesnė irgi yra labai, labai svarbu. Taip pat, aišku, žmonės domina, kad būtų efektyvumas. Ta Vesla Pro gali pasiūlyti, yra visiškai juodi, full black vadinami moduliai, stiklas, bifacial taip vadinami. Pastaruoju metu jie populiarūs būtent dėl galimybės pritaikyti mūsų sąlygomis Lietuvos. O kalbant tada iš karto apie priežiūrą, įdomu, nes sakoma, kad saulės elektrinį nereikia priežiūros. Ar iš tiesų? Čia toksai, žinot, dviprasmiškas klausimas ir atsakymas nėra vienareikšmiškas. Ir taip ir ne. Tarsi priežiūros kaip ir nereikia, nes montavimo metu žmogui yra suinstaliuojama programėlė į telefoną, kuris gali vykdyti monitoringą, mato, kaip viskas veikia. Dažnai būna žmonės tiesiog pamiršta pažiūrėti arba nesupranta, ką rodo. Tai tam reikalui, kad pagelbėti tą priežiūrą tokią monitoringo, tai mes siūlom papildomą monitoringo paslaugą prie visos saulės elektrinės. Mes kas mėnesį žmonėm galima atsiųsti ataskaitą, jų elektrinės darbo statistiką, kaip veikia, ir žmogus atsidaręs gali matyti, ar buvo kažkokių gedimų ar klaidų, apskritai, kiek pagamino, kaip kiekvieną dieną, kiek gamino, kiek per visą mėnesį sukaupė, ar kiek per visus metus. Visą tą žmogus gali juodant baltų matyti, jam nereikia sekti pačios programėlės. Kitas dalykas, dažnai kyla klausimas dėl plovimo. Ar reikia plauti? Iš principo, sako, geriausiai nuplauna mūsų Lietuvos lietus, tačiau būna situacijų, kad ne visą laiką taip nutinka, arba jeigu prie žvyrkelių, arba daug žiedadulkių, arba šiaip purvai, kurie nenusiplauna. Tam reikalui irgi Vesla teikia modulių saulės elektrinių plovimo paslaugą su sertifikuota specialiai įranga, nes negalima plauti su paprastu namų vandeniu, gali būti dar blogiau. Žodžiu, atsakymas ir taip, ir ne. Tai yra kompleksinis dalykas ir visą tą priežiūrą, kas po tuo slepiasi, Vesla teikia. Tai paskaičiuokim turbūt biudžetą ir finansus. Ar iš tiesų namų saulės elektrinė atsiperka ir per kiek laiko? Taip, saulės elektrinė šiai dienai tikrai apsimoka ir atsiperka. Šiaip vėlgi tas atsiperkamumas jisai labai priklauso nuo to, kiek namų ūkis elektros naudoja. Kuo daugiau naudoja, kuo daugiau prieš tai savo elektros tiekėjų mokėjo už kilovatvalandę, tuo greičiau atsiperka. Iš principo atsiperkamumas šiai dienai su elektrinių šiandieniniam kainom ir valstybės parama jie pasinaudos yra nuo 2,5 iki 4-5 metų. Plius minus. Tai labai priklauso kokį dydžių, kiek vartoju, kaip minėjau. Dar jeigu stataisi, aišku, su kaupikliais, kas pradinė investicija yra irgi didesnė, tai tas atsiperkamumas gali pailgėti dar 2-3 metam. Bet kokiu atveju, tai be kaupiklių, sakykime, 2,5-5, su kaupikliais, 7-8 metai kažkur. Ir daugelį naujakurių iš tiesų domina ši investicija, bet ji nėra maža. Kaip Vesla padeda gyventojams su saulės elektrinių įrengimo parama? Taip, tai investicija dažnam namų ūkiui tikrai nėra maža, bet jinai yra verta to. Jo labiau, kad mes tame nelengvam kelyje, labirintuose, tuose tikrai žmogui padedam. Nes dažnai klausia, sako, ar jūs padėsit pateikti dokumentus, nes žmogui dažnai kosmosas, jis nesupranta, kur ten, ką ten, galvoja, kad tos paramos negaus, nežino kur kaip, tai noriu pasakyti, kad mes tikrai tame kelyje padedam, paimam už rankos ir vedam nuo pat konsultacijos, pardavimo, pastatymų iki to dokumentų pateikimo. Dažnai tai reiškia, kaip tai atrodo gyvenime. Elektrinė pastatoma, mes elektrinę priduodame ESO, kitaip sakant, patikėm rangovo deklaraciją, kad štai elektrinė pastatyta ir savaitės bėgė žmogus gauna leidimą jungti. Paraleliai mūsų darbuotojai surenka visus reikalingus dokumentus į paketą, kuris bus reikalingas paramai, atsiunčia žmogui į elektroninį paštą. Aš, pavyzdžiui, kaip to žmogaus irgi vadybininkas gaunu irgi tą laišką, aš matau,
Tai jeigu šiuo metu, pavyzdžiui, paramos, tarkim, jeigu parama yra, tai padedu žmogus atvažiuoja, pavyzdžiui, į ofisą, jeigu jam reikia pagalbos, prijungia mus prie tos sistemos ir mes viską sukeliam. Tai mums tai yra 2, 3, gal 4 minučių maks darbas. Jeigu paramos šiuo metu nėra, aš užsirašau žmogų į eilį, į sąrašą, kai tik sužinau, kad parama yra, aš jį prieš savaitę kažkur informuoju, jis tuos dokumentus turi, pateikia pats arba, kaip sakau, atvyksta į ofisą ir mes viską kartu padarom. Ir paramą šiai dienai gauna nuo prašymo pateikimo, nuo per mėnesį 3 kažkur tame tarpe. Kaip be saulės elektrinės, kaip dar galima prisidėti prie energiškai efektyvaus namo? Vesla iš tikrųjų siūlo kompleksinį sprendimą, pas mus yra viskas iš vienų rankų, kaip sakau, nuo konsultacijos iki montavimo ir garantinės priežiūros. Tai ne tik saulės elektrinės, tai yra ir šilumos siurbliai, kitaip šildymas, šaldymas, visos tos sistemos, kaupikliai tie patys, taip pat elektromobilių krovimo stotelės. Kitaip sakant, žmogus atėjęs pas mus visą tą kompleksinį sprendimą gali gauti iš vienų rankų. Super, ačiū labai už pokalbį šiandien. Ačiū Jums, Vilija. Su būsto įrengimo specialistais galima pasikalbėti jau dabar šį savaitgalį Super namai parodoje. Tik spalio 17-19 dienomis Klaipėdos Švyturio arenoje. Ačiū visų besiklausančių. Ačiū.